Jau greitai Lietuvoje Europos krepšinių čempionatas. Ir kaip seksis Lietuvos rinktinį, apie tai mes Raseiniškių ir paklausime. Kokią vietą užims Lietuvos rinktinį ir kodėl taip manote? Pirmą. Kodėl? Nu todėl, nes stiprus. Trečia. O kodėl trečia? Nu, nežinau, man tokia nuojauta taip sako. Aišku, labai norėčiau, kad užimtų pirmą, bet aš manau, užims trečią. Prizinė. Medalį gaus. O kodėl? Na, nes mes nusipelnėm, rodo tai ir jauniai, tai manau, kad jau ir suaugę tikrai pasistengs. Tai aišku, ką pirmą. Patys geriausi, patys stipriausi. Lietuviai yra. Vien dabar ką parodo. Viskas, kuo geriausia linkim jiem. Kad būtų geras, stiprus krepšinis ir tuo linkim. Ką laimėt. Taip ir bus. Tai galvojate? Jaunimas parodė pavyzdį, manau, kaip reikia lošti. Dabar tai senimas turi pasistengti viskas. Daugiau nežinau, ką pasakyti. Prizinė pateksim. Pirmą vietą. Nu, viskas paprasta labai. Turi tikėti. O jeigu taip galvosim, taip ir bus, reiškia. Turėtų pirmą vietą užimti. Ko gero, taip turėtų. 7. Nu, gausi dabar dantis. Nu gerai, pirmą tada. Kodėl? Nu, taip galvoju viskas. Aš neturiu nuomonės. Klausimų dar bus? Nu, su prognozėm tai labai sunkiai, bet norim, kad būtų kuo geriau. Turim namų sienas, turim gerą komandą, reikia tik tai visų vieningumo ir sėkmės. Ir rezultatas turėtų būti geras. Sakote, pateksite? Taip, turim patekti. Kitų variantų nėra, reikia į olimpinės žaidynės išvažiuoti kitais metais. Tai va, to ir linkėsim, labiausiai linkėsim. Nuo šiandien pradėjom savo linkėjimus. Visi bendrai palaikysim ir viskas bus gerai. Prizinę tai tikrai turiu užimti, prizinę vietą, o svarbiausias tikslas yra papulti į olimpiadą. Tai jeigu papuola vyrai į olimpiadą, tai bus labai puiku. Žinoma, jeigu užims ten įsvajotą pirmąją, tai čia visi bus euforijoje, bet jeigu užims prizinę, bent jau pabus į olimpiadą, bus visi patenkinti. Palaikysim, žinoma, kuo aukštesnė vieta, nes, žinoma, spaudimas yra daromas didelis. Jau dabar spaudimas yra. Ir visi nori, Aš manau, kad vyrai atsiribos nuo tų visų, reiškia, norėjimų tautos. Jie susikaups ir padarys tai, ką gali padaryti. Šiaip turėtų į trejetuką papulti. Stipri komanda, geras treneris, geri žaidėjai. Aš sutinku su vyru į trejetuką. Na, tikimės, kad pirmą, nes žaidžia namuose, rinktinė šiemet ganėtinai pajėgi, tai tikimės tik tai aukščiausių tikslų. Viskas bus labai gerai. O jūs? Pirma vieta, kaip visada. Norėt galim daug. Nutikėkimės, kad į pirmą trejetuką. Kiek žiūrėjau, pajėgos yra tikrai rimtos, vyrai nusiteikia, palaikymas didelis, tai yra svarbu. Aš manau, kad trejetuke tai tikrai, bet tikėkimės, kad ir pirma vieta bus mūsų. Pirma, aišku, taip. Nu, mes tikimės, kad pirma, aišku. Taip pat. Aišku, norėčiau, kad būtų pirma. Tikiuosi, kad bus pirma. Palinkėsiu to jiems. Privalo gerai sektis. Namuose žaidžia. Pirma vieta. Taip. Būtinai. Aš taip manau, bent. Aš nežinau, paskutiniu metu aš net nesekiau krepšinio, tai nežinau. Sakyk, pirma vieta. Tai aišku, tik pirmą vietą, medalius paimsim. Kaip kitaip? Tik negali kitaip tikėtis. Tik pirmą vietą. Yep.